Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu žmonės. Turbūt visi matėt, kad Kauno mečetės ten postą, kad paprašė ten gražiai nesantykiauti lytiškai ir iš viso to kilo toksai kaip burbulas, visi pradėjo, atsirado daug visokiausių žinovų. Tai šiandien norėčiau pakalbėti apie vieną tokį, galbūt matė ten prie Kauno mečetės įkėlė nuotrauką, kai bučiuojasi. Ir po to dar atėjęs į radio laidą, mus lietuvius musulmonus išvadino šliužais. Įsivaizduojat? O pagal savo istorikų šaltinius ten jisai į Lietuvą, jie ten atkeliavo kaip karo belaisviai. Tai mes lietuviai juos išgelbėjom iš nelaisvės. Už lietuvių mokesčių mokėtojų pinigus buvo pastatyta Kauno mečetė. Ir jisai pats dar laidoje prisipažino, kad esą netikintis. Ir jisai nori atimti iš tų totorių, kurie dar likę, kur praktikuoja savo religiją, iš mūsų lietuvių, kurie esame musulmonai. Nori atimti mečetę. Įsivaizduojat? O pats netikintis dar mus šliužais išvadino, tai įsivaizduokit, jau turbūt nieko švento nelikė ten pas tą žmogų. Ir įsivaizduokit, mečetė tai priklauso totoriams, būtent musulmonams totoriams, totorių musulmonams. Pagal ten tas, kur buvo paveldas, totoriams yra atiteko jinai. Nes mečetės pirmininkė tai yra totorė, o Lietuvos muftijus Aleksandras Beganskas irgi totorius. Tai įsivaizduokit, kad ten tie žmonės net nei islamo seka, nei moka totoriškai ir bando iš mūsų atimti mečetę. Iš tos radio laidos supratau, kad jisai ten nepraktikuojantis ir ten nereligingas žmogus. Tai įsivaizduokit, jisai pats nereligingas, atėjo dar mūsų lietuvius musulmonus išvadino šliužais ir nori atimti į mečetę kažką ten tokio. Ant tiek naglumo reikia turėti, kad šitaip elgtis. Tai va, žodžiu, iš viso, kas tu per vienas, kad tu čia taip mūsų lietuvių šliužais vadintum. Iš vis kokią tu teisę turi vadinti mane šliužu arba kitus musulmonus ar lietuvius? Kodėl, kas tau suteikė tokią teisę vadinti mus taip parazitais ar šliužais? Iš viso pats, tai tu čia esi atvykėlis, kokią tu teisę turi čia mum nurodinėti, ką daryti būtent mečetėj musulmonų. O jeigu tu neateini į mečetę, tai čia tavo problemos, ne mūsų. Ir šliužais tu neturi teisės vadinti mus. O aš esu kaunietis, Kauno mečetės bendruomenės narys, lietuvis musulmonas. Ir šitą teisę pasirinkti mano tikėjimą man suteikė Lietuvos Respublikos konstitucija. Tai jeigu kažkas nepatinka, ten, kad ir prieš 700 metų ten atvykę ten jie, jeigu čia jie reguliuoja, kaip mum lietuviam musulmonam gyventi, tai tegul važiuoja namo, jeigu jiem kažkas nepatinka. Tegu susirenka daiktus ir niekas čia jų nelaiko. Nes totoriai išpažįsta religiją islamą, o pagal islamo tikėjimą mečetė yra visiems žmonėms, ne tik totoriam, visiems. Ir jinai dabar atitekus tiem totoriam, kurie dar likę ir praktikuoja savo
tikėjimą, meldžiasi. Ir įsivaizduokit, kam tiem nepraktikuojančiam totoriam mečetės reikia. Kam jos reikia, jeigu jie nepraktikuoja. O jeigu praktikuoja savo religiją, tai puiku, gali atvykti, taigi tą mečetį bet kas, visi žmonės. Tokios yra taisyklės islame.